Ir jeigu aš taip negalvočiau, tai ko gero galbūt mes nesišnekėtumėm čia. Taip, aš manau, kad tai yra naudinga, kad tai yra reikalinga žmonėm, tai yra reikalinga apskritai žmonėm Lietuvoje, tai yra pačiai. Taip, žodžiu, 120%. Svarbu prižiūrėti gamtą, nes nežinau, kam yra, pradedant nuo pačių banaliausių dalykų. Jeigu tu išvažiuoji, tarkim, vasarą kažkur tai iškelt prie ežero ir kur tau maloniau atvažiuoti. Arba prie ežero, kur yra pilna plasmasinių butelių ir visokiausių kitų šiukšlių, ten organikos ir ne visai organikos. Tai klausimas, kur tau maloniau atvažiuoti. Ar į tvarkingą vietą ar ne. Pavyzdžiui, kad ir tarkim, mes su grupe mes imsimės visada kartu. Mes važiuojam kažkur tai iškilaut arba ten netgi pažvėjot. Tai mes turim savo tokių vietų, kur mes dažnai važiuojam ir mes sutvarkom ir tai, ką paliko prieš mus žmonės, kurie apsilankė tą vietą, ir tai, ką mes paliktumėm. Mes viską išvežam, surenkam maišą ir išvežam, nes mes suprantam, kad po mūsų atvažiuos čia dar kažkas tai ir jam bus malonu atvažiuoti ir ta aikštelė bus švari ir tvarkinga. Aš jau nekalbu apie tai, kad netgi ne apie poilsį kalbant, šiaip per mišką pasieiti, kas ten daro. Aš neįsivaizduoju, iš kur. Jeigu mes nesitvarkysim, tai tie archeologai bus labai nustebinti. Nes suras įvairiausių daiktų netikėčiausių vietų. Tai gamta tai yra gamta. Gamta tai yra, nors ir banaliai pasakyta, gamta tai yra mūsų motina ir mes turim būti dėkingi žemė už tai, kad mes čia gyvenam. Kaip galima važiuoti su mašina ir išmesti nuorūką pro langą? Ar tai būtų mieste, ar tai būtų jo labiau užmiestas. Jeigu tu esi sveiko proto žmogus, kultūringas žmogus, kas mano apie save taip, aš manyčiau, kad jisai turi nedelsiant ir nedvejodamas prisijungti prie šitos akcijos. Nes šita akcija yra būtent ne tik už tvarką, bet būtent ir už kultūrą ir už protą, kaip tu elgiesi su savo miestu, su savo gatvėm, su savo gamta. Jeigu tu kultūringas ir protingas žmogus, tu turi dalyvauti. Nepasišiukšlink. Tiesiog dalyvauk akcijai darom ir daryk tvarką. Didingi, prasmingi darbai yra reikalingi. Pirmiausia, viską turim pradėti nuo savęs. Jeigu norim, kad Lietuvoje būtų geriau gyventi, pradėti nuo savęs. Solidarumo, draugiškumo ir taip toliau. Kiekvienas nuo savęs. Tai manau, kad tai yra atsakymas. Aš manau, kad visi geri darbai vienyje žmonės. Ir kuo daugiau tokių darbų, tai tuo yra geriau, reikia daryti. Vienas dalykas, Lietuva turi labai gražią gamtą, bet patys nepažįstam net tos Lietuvos ir nepažįstam iš tikrųjų tiek, kiek galėtume pažinti, kokias vietovės turime gražias, kokias prasmingas tas vietovės turime. Ir aišku, tai mūsų atspindys. Miestai, mūsų gamta, tvarka, tai parodo, kokie mes esame viduje. Ką galvojate apie žmonės, kurie šiukšlina apskritai apie Lietuvos gyventojus, galima sakyti kultūrą žmonių, kurie būtent taip šią aplinką ir šiukšlina? Aš manau, kad taip galvoju, kad tokių žmonių mažėja, ženkliai mažėja. Ir kurie šiukšlina, aš tiesiog neįsivaizduoju, man kažkaip labai keista. Ar kaip taip įmanoma, sakykime, klausimas. Nežinau, man išmest popierių, ateinant suvalgyti kažką išmest popierių toli, nežinau, kaip paraginti, na ką jau čia paraginti, tiesiog tai turi eiti iš vidaus mūsų, kad tai yra iš tikrųjų, mes turime mylėti savo, kad jie būtų geriau, mes turime būti solidarūs, mes turime būti draugiškesni, jeigu tai vis tiek, tai tokie darbai vienyje žmonės. Tai aš manau, kad vien dėl to darbai. Ir aišku, kad tai yra mūsų tauta, mūsų atspindys, kokia yra tauta, kokia yra kultūra, kokia yra tvarka, kokie mes patys pasaulyje savo pristatome. Darykime tai visi kartu. Darom.